Gegužės 6 iš esmės pradedam net 5 dienas, Plungėje 5 dienas truksantį 14 tarptautinį teatrų festivalį, kuris išaugo ir iš esmės jau neapsiverčia liežuvis sakyti mažoji Melpomenė, nes reikėtų sakyti jau didžioji, todėl kad jisai iš pirmųjų mūsų festivalių užaugo ir šiandien festivalis turi jau rimtą formatą, jis yra jaunimo teatrų festivalis, jaunimo ir suaugusiųjų teatrų festivalis. Tai 3 dienas mes džiuginsime žmonės spektakliais. Iš tikrųjų ir šiemet mums pavyko ir labai džiaugiamės, kad vis tik tai festivalių programa turės labai stiprius spektaklius. Ir galbūt net to išsiskiria, ankstesniuose festivaliuose dažnai kreipdavom dėmesį į tai, kad atvyksta draugai, atvyksta dar įdomesni kažkokie kolektyvai, egzotiniai šalys, o šiemet iš tikrųjų kreipiame dėmesį į tai, kad būtų stiprus spektakliai, stiprus darbai, įdomus, žmonėms būtų labai skirtingi, todėl visas 3 dienas, kurias mes kviečiame žiūrovus, mes pamatysime 13 spektaklių. Ir vienintelis tik tai yra vaikų, bet tai labai simboliškai, todėl kad mes patys Teatro Saula turime ir keletą vaikų grupių, tai jie turi augti festivalių dvasioje, tai be abejo jie pradeda ir parodo vieną festivalio spektaklį vaikišką, o paskui rodysime 12 spektaklių jaunimui ir suaugusiesiems. Dalyvauja 2 suaugusiųjų kolektyvai Slovakijos ir iš Italijos, kurie parodys nepaprastai stiprius iš tikrųjų darbus, kur nereikia nei kalbos, nereikia nei žinoti gerą istoriją, o tiesiog ateiti, mėgautis ir skaityti ženklus, kuriuos matysime scenoje. Lietuviškieji spektakliai, visi jaunimo spektakliai yra nepaprastai stiprus, įdomus, labai įdomios temos, jaudinančios, aktualios, drąsios ir beje, iš tikrųjų reikėtų pasakyti, kad pavyzdžiui, jaunimo teatrai Lietuvoje ir tie, kurie pas mus atvažiuoja, jie yra nepaprastai įdomus, stiprus, todėl mes kartais aš galiu net taip teikti, kad mes kartais nepamatysime profesionalioje scenoje tokių drąsių, stiprių spektaklių, kuriuos mes pamatysime čia. Tai 3 dienos prisaudintos spektaklių, be spektaklių. Mes labai siekiam, kad visas miestas pajustų ir labai norisi, kad visas miestas švęstų šitą teatrinį įvykį, todėl daug veiklų keliasi į aikštę, kviečiame į koncertus, viešas laboratorijas. Ir jeigu oras leis, 2 dienas vyks šokio laboratorijos Senamiesčio aikštėje, Žvaigždžių alėja, baigiame viską jaunimui skirtų koncertų, superkoloritas. Čia taip pat be to, kad mes matysime daug gerų spektaklių, jungiasi labai daug profesionalių, puikių aktorių, režisierių, kurie ves kūrybinės laboratorijas, atvažiuoja mokslininkų šou, kurie taip pat pristatys smagias programas. Iš esmės ir visą laiką čia, šitoje erdvėje, kurioje dabar esame, jinai bus teatro erdvėje, kad čia gerai galėtų jaustis tiek dalyviai, tiek žiūrovai. Jie tiesiog atėję būti teatro erdvėje, būti, bendrauti, kalbėti, sėdėti, eiti į spektaklius ir visą laiką pajusti tą teatrinį džiugesį, kuris čia gali būti iš esmės sukurti. Aš manau, suspėti galima.
tiesiog leidžiant savo socialinį laiką mene. O šeštadienį ir yra ir italų suaugusiųjų teatras, ir slovakų suaugusiųjų teatras, gal daugiau tada skirtas tokiam iš tikrųjų suaugusiems žmonėms, gali rasti čia vietos ir senjorai, o kągi jau čia Plungėje nuveikti, tai tik tai eik į teatrą ir būk. Šito festivalio mūsų ir yra idėja tokia, parodyti, kad teatras yra nepaprastai platus, jis labai įdomus, jame tiesiog tai yra toksai iš esmės, ypatingai jaunam žmogui, jis gali būti gyvenimo būdas, saviraiškos būdas, čia gali tiesiog būti, rasti bendraminčių, gerai jaustis ir tikrai jaustis saugiai, gerai, įdomiai, o visiems žiūrovam, kurie net nemėgsta teatrą, kurie tiesiog mėgsta kitus dalykus, tai taip pat visą laiką sakau, ateikit, būkit, nes jūs perskaitysite 13 knygų. Jeigu jūs ateisite ir būsite visose festivalio spektakliuose, jūs perskaitysite 13 knygų. Kada tai galėtų įvykti? Niekada mes to nepadarysime, gal kiti per visą gyvenimą. Ir kokių knygų perskaitysime? Gerų, kokybiškų, ne šiaip savo gyvenimo istoriją, kaip tapti laimingu, bet tikrai labai gerų, kokybiškų knygų, susipažinsite su gera literatūra. Gal norėtum grupiai papasakoti savo baimes? Nu ką, ir aš tarp tų baimių. Čerčilis, Brechtas, Sartras, Camus, Obama ir aš tarp jų. Taigi visas kitas baimės yra apie tai, kad man nepavyks. Na, labai sunku būtų priversti save išvažiuoti, tada tikrai rasti daug laiko ir kažkur pamatyti, jau čia viskas vyksta vietoje, tai lieka tik tai įsijungti, paleisti save ir aš galvoju, ypatingai mokyklom, mokytojam labai kviečiu sudalyvauti, ateiti su klase, po to aptarti, padiskutuoti. Todėl mes ir darom truputį porą dienų, visą laiką stengiamės daryti, kad būtų pamokų metu, kad visą šitą programą, arba bent jau dalį programos būtų galima įsavinti kartu, ateiti su klase, po to aptarti, kalbėtis, temą analizuoti. Tai tą dieną, aš manau, tai būtų pats geriausias pilietinis, meninis, socialinis ugdymas, ir pabuvimas, ir pagirdimas, jis turbūt pakeis čia pusės metų visas kokio nors ten socialinio ugdymo pamoką, kada gyvai tu padiskutuoji, pajauti ir žinau, kad jauniems žmonėms šitie dalykai rūpi ir labai rūpi daug. Kaip jūs nesuprantat? Aš esu kaip granata. Aš esu kaip granata ir kada nors sproksiu, todėl norėčiau, kad būtų kuo mažiau aukų, aišku. Aš noriu atsitraukti nuo visų, skaityti, mąstyti ir būti su jumis, mama. Nes aš nieko negaliu padaryti, kad jūsų nesužeisčiau, jūs per daug arti. Todėl leiskit man tai daryti gerai. O jaunas žmogus yra drąsus žmogus. Ir jie mėgsta kalbėti drąsiai, atvirai. Ir iš tikrųjų visos už tai temos, visų spektaklių temos yra tikrai labai drąsios. Aš pats dirbu su jaunais žmonėmis ir žinau, kaip mes kalbam. Ir kartais jie kalba daug drąsiau. Arba jie pasako tai, ko mes niekada negalėtumėm, arba nemokame pasakyti, arba galvojame, o Dieve, kaip tai pasakyti, o jie paima ir pasako labai paprastai, labai atvirai ryškis. Ir tai čia tik tai reikia išnaudoti. Ir man labai patiko, tarp kitko, dar vienas žmogus, kuris pasakė, kad būtina ateiti, pavyzdžiui, į spektaklius, tai sakė, gal suaugusieji, gal jūs geriau duokite vaikui 10 eurų, tegul jūs nueina į kavinę suvalgyti pizzą, o jūs ir mama ir tėtis imkite vienas kitą už rankos ir jūs ateikite jaunimo spektaklius, pažiūrėti, kokiomis temomis šiandien jauni žmonės gyvena, nes jūs su jais po to kalbatės. Underneath your weight here, falling in your haunted eyes.
Aš taip pat mes kartais, kai kalbamės ir svarstom, apie kokią temą mes galime kalbėti, ir aš klausiu, o jūs galėtumėt kalbėti tą temą? Jūs sako, taip, mes galim. Ir mane kartais net nustebina, kad taip galima drąsiai. Aš žinau, kad mes gyvename ir mažame miestelėje, ir aplamai. Ir atrodo, kad gal ir ne viskas galima, tai jauni žmonės tikrai drąsus. Tai reikia tikrai ateiti, reikia būti, pagaliau reikia palaikyti, reikia išgirsti ir su jais kalbėtis. Tai čia puikia proga tikrai ir aplamai teatras turbūt iš tikrųjų tai tas meno žanras, kuris leidžia šitokius dalykus padaryti. Todėl pasinaudokim, nepaprastai gražus dalykas. Aš galvoju, aš tai tik tai visą laiką galvoju, o Dieve, iš tikrųjų ir visiškai nesuvedant, kas kur daro, bet galvoju tikrai Plungė nedidelis Lietuvos miestelis, atitolęs 300 km nuo Vilniaus. Mes turime puikią privilegiją iš tikrųjų turėti tokius, kitokio tipo, bet tokį didelį renginį su tiek gero turinio, tai tik tai pasinaudokim.